Labas rytas, mėlyje. Iš pačio ryto paukščiukas čiulba, saulytė štai šviečia tiesiai, pro lapus siekis. Nuostabus oras, gaivus oras, todėl sakau, pasišnekėkim. Ir tokia neišsemiama tema, kurią reikia pastoviai kalbėti, reikia atsakyti savo žmonėms, reikia atsakyti savo žiūrovai, nes tai rūpi ir tai yra svarbu. Ir mano atsakymai, manau, lygiai taip pat yra svarbus. Todėl ši tema yra svarbi tuo, kad norint mokytis, dažnas dar neturi netgi fotoaparato. Ir aišku, klausia, natūraliai klausia, ar man reikia turėti aparatą, ar ir kokį jį pirkti. Žodžiu, ir taip toliau ir panašiai. Ir aišku, žmogus klausia dėl to, kad jis nori patarimo. Nori patarimo to, kad neįsigyt netinkamo aparato, netinkamos technikos ir taip toliau ir panašiai. Tai štai šios dienos, šio ryto tema tokia, na, o tuo tarpu nepamirštam, būtinai paspausk laiką, būtinai prenumeruokit. Jeigu jau žiūri, tai paspauskit prenumeruoti, tikrai jums tai nėra sunku. Būtinai paspauskit skambutį, kad nepraleiskit tų video. Būtinai pakomentuokit bent jau 3-4 žodeliai, kad būtų nemažiau. Užduokit naujų temų, klauskit, nebijokit klaust. Vat ir pasidalinkit, tai yra svarbu. Žinotgi turbūt, kiek yra aplinkui jūsų norinčių fotografuoti, norinčių išmokti fotografuoti. Tai būtinai pasidalinkit su jais ir parodykit, kad čia galima išmokti, čia galima suprasti, sužinoti, gauti patarimų. Tai štai, jei tai padarysit, aš būsiu tiesiog labai dėkingas. Na gerai, na o dabar pradedam nuo to ir aš galbūt keletais pavyzdžių jums papasakosiu, kaip tai būna, kai mes renkamės aparatą. Ir ar tai yra svarbu, kad jums patartų profesionalas, kad patartų iš tikrųjų žmogus žinantis ir praėjęs tam tikrą gyvenimo etapą ir žino, kaip tai ir kaip išsirinkti fotoaparatą tinkamą, kad jisai biškį atvėsintų ir neleistų galbūt įsigyti to, kurio jums visai nereikia. Taigi pavyzdys vienas labai panašus. Tik aišku, liečia ne fotoaparatą, o liečia mašiną, buvo su manim kažkada. Žinot, kaip sako, akys didelės, daug mato ir aišku, nori jos. Tai įsigijus mašiną, aš tik tai tada supratau, kad nusipirkau visišką, atsimenu, laužą. Tokį laužą, kad ar tiek pat turėjau sumokėti, kad jį nors kažkaip atstatytų, kad jinai važiuotų. Tai buvo man didžiulė pamoka, kai supratau, kad pats negaliu pirkti. Mašinos reikia būtinai specialisto. Na ir kitą kartą, kai jau pasimiau specialistą ir ėjau mašiną jaučiu viduje, kad man vėl lygiai tas pats. Lygiai tas pats pamačiau ir man jau jos norisi ir atrodo, tu nieko negirdi, nie kaip tas variklis ten dirba, nieko kito nematai, nu va tu matai, nori, kaip sako, kraujas iš akių, aš noriu jos, noriu šitos ir visa kita. Ir šalia specialistas kumšt į šoną. Nu, tai papalau, neskubėk, o aš jau vos nesitariu, kad ją jau čia pirkti, kad sumokėtų užstatą ir taip toliau. Vis kumšt palaukit, sako jam. Ir tam pardavėjui, da, pasitarsim, pakalbėsim tada. Paėjus į tolį, sako, tu durnas. A tu, sako, ką tu visai praradai smegenį. Žodžiu, žmogelis atšaldė mane, paaiškino, kas yra ką ir paskui, aišku, tampi dėkingas tik dėl to, kad jis iš tikrųjų neleido tau įsigyti vėl kažkokio laužo. Sako, tai ir variklis, sako, girdisi, kaip tarška, ar tu negirdi, sako, visiškai jau ten taip, sako, tarška, kad jau te negali negirdėti. O čia atrodo smegenys visai užsiblokavę ir tu nori pirkti. Sekanti tokia, irgi panašiai su mašina, vienas jaunas vyrukas turėjo mašiną, važinėjo su ją, kaip ir važiuojanti, ir darbavosi, vežėjo žmonės, kaip liaudė sako, taksavo. Ir štai jisai į tą mašiną ten pirko, dėjo, žinot, kaip sako, turbino mašiną. Kiek kartų irgi esu sakęs, kam tu ją kiši, vis dėlto jau senas modelis, visa kita. Sako, kam tu pinigus leidi be reikalo, jų taip tau trūksta ir taip toliau. Ir, žodžiu, ne, nu vis tiek reikia, jaunas norisi, kad ta mašina yra kažkaip tai gerai, tai ir muzika skambėtų ir tas, nu, patys turbūt suprantat, kaip tai būna. Nu ir galiausiai sugalvojo įsigyti naujesnę, aišku, klausė lyg ir patarimo, bet matėsi, kad jau viduje viskas ten nutarta,
pačio, kad jau jis klausė, bet tarytum norėtų save pateisinti, save nuramint kažką aplinkui save ir taip toliau. Ir jis, aišku, padarė sprendimą, nors jam buvo pakankamai griežtai pasakyta, net nemanyk, net nedaryk, pirk mašiną, nesimokėjimo ir taip toliau. Bet pateisinimai įdomus tokie, ką daro lygiai taip pat ir žmonės perkdami fotoaparatą arba kitus daiktus. Dažnai tokie pateisinimai skamba, kad jeigu aš jį įsigysiu, tai aš noriu, kad jis būtų geras ir ilgam. Tai panašiai čia su ta mašina. Aš noriu, kad jinai būtų, o tada tai jau dirbsiu. Tada tai jau dirbsiu be sustojimo ir visai bus kitas darbas, aš geriau biškį pailsėsiu. Kokiu tik tai neišgirsti pasiteisinimu. Ir galiausiai, kai mes įsigijom ne tą, tada prasideda problemos. Tai aišku, ir mokėjimų problemos, arba galbūt jei fotoaparatą įsitaisei, ne tą, kuris tau reikalingas. Žiūrėk, galbūt tau ir praėjo noras fotografuoti, pinigai išleisti, o tie pasiteisinimai pirkimo būna, kaip sakiau, prieš visus, galbūt prieš savo vyrą, kuris perka tą aparatą, galbūt prieš savo sąžinę ir taip toliau. Taip kad štai tokie pavyzdėliai, kurie mums yra labai svarbus, kad būtume prieš save sąžiningi. Todėl yra labai gerai, kai yra žmogus, kuris tave nuramina, atšaldo, arba tau pasako, paaiškina kas, kodėl. Nereikia pirkti tokio, nereikia skubėti. Tai štai su tais fotoaparatais. Mums reikia ir mes norim fotografuoti ir taip toliau. Ir aš sakau, nebūtina pirkti dabartinių sisteminių fotoaparatų. Tikrai neverta griebti ir būtinai pirkti tą naujausią, todėl kad jisai yra pats naujausias. Nereikia galvoti, kad tu nusipirki tą fotoaparatą amžinam, kad tu nusipirksi jau jį gerą, sumokės daug pinigų ir jisai tau ilgai tarnaus arba ilgai, žodžiu, su juo jau dirbsi, gerai dirbsi ir taip toliau ir panašiai sudės nemažai pinigėlių. Jeigu mes tik pradedam mokytis, visą laiką mano patarimas, įsigyti fotoaparatą, kad ir senesnio modelio veidrodinį skaitmeninį. Tikrai galima iki 500 įsigyti normalų. Ir kas yra svarbu? Svarbu yra labiau netgi optika, o ne pats fotoaparatas. Jeigu tu teisingą optiką įsigysi, tai tu fotoaparato dėžutę gali ir parduoti vėliau, galbūt po metų, po 2, kai tu pajusi, kad jau tau trūksta galimybių, ką jisai tau gali suteikti. Ir tu nusipirksi kitą dėžutę, to pačio gamintojo, tos pačios firmos, o objektyvas tau tiks. Ir štai tu taip sutaupysi, štai tu taip padarysi labai protingai, neišmesdamas pinigų. Kaip taisyklė įsigijus brangesnį, geresnį fotoaparatą pačioj pradžioj, kol dar tu nieko nemoki, neišmanai dar fotografijoje, dar tik pirmieji žingsniai, žiūrėk, aparatas pradeda lentynoje dulkėti ir nepasiekia to profesionalumo lygio, kur galėtum dirbti būtent su tuo įsigytų fotoaparatu. Todėl nereikėtų raminti savęs, kad jeigu tu įsipirksi už keletą tūkstančių fotoaparatų, tai jau dabar tai jau fotkinsiu, dabar tai padarysiu, dabar tai taip ir taip. Reiktų nepamiršti, kad ne fotoaparatas fotografuoja, o žmogus. Žmogaus mintyse gimsta viskas, kas yra svarbu ir ką tu nori padaryti. Fotoaparatas to nežino ir mes apie tai esam ne kartą kalbėję, kai mes nustatom fotoaparatą rankiniais nustatymais arba pusiau automatiniu nustatymu, kaip mes reaguojam į šviesą ir kaip fotoaparatas reaguoja į šviesą, kaip tu žinai, ko tu nori, kai jau išmoksti, o aparatas tai nežino. Ir jeigu tu nukreipinė į tą pusę, gauna kažkokius papildomos šviesos iš šono. Žiūrėk, aparatas viską padarė, kad nuotrauka galbūt patamsėtų. O tau to nereikėjo. Arba atvirkščiai. Jeigu jis pamatė, kad priekį daug kažkokios tamsos, žalias tamsus miškas arba kokia siena tamsi, žodžiu, fone. Jisai viską padarė, kad pašviesėtų nuotrauka ir per daug pašviesėtų ir taip toliau ir panašiai. Viskas mūsų galvoje, viskas mes turim žinoti, mes viską suprast. Tai štai, kai tau patarė, kai tu supranti, pasitiki, tada tu nusipirki tą, kuris tau reikalingas tuo momentu. Būtent tai yra vienas svarbiausių dalykų.
Mano yra tikslas, kai manęs klausia, tiesiog iškvost žmogų, ko nori, ką tu fotografuoji, ką tu mėgsti fotografuoti, kad tikrai optimaliai nupirkt tą, kuris tau dabar būtų tinkamiausias. Atsižvelgiant į optiką, į objektyvą, kad nupirkt objektyvą su didžiuliam galimybėm. Tai gali būti labai nedidukas objektyvas, bet labai populiarus visiems. O kaip įsikraujavo turbūt uodų yra. Taigi, kokį 50-tuką su 1.4 diafragma. Ir labai populiarus, labai su juo didžiulės galimybės fotografuoti tiek žmonės, kad ir toj pačioj gamtoj. Ir jis nėra brangus, bet tu turi gražiausią, smagiausią džiaugsmą su juo fotografuojant. Taigi, patarimų iš tiesų labai daug, norint įsigyti fotoaparatą, bet svarbiausia to, kad nepadaryt klaidos, nepult ir negalvot, kad įsigijus brangiausią fotoaparatą, tu tikrai dabar jau gerai fotografuosi, kad tu eisi, darysi ir taip toliau ir panašiai. Gal taip ir bus, aš apie tikrai nekalbu, kad to nebūna, bet neverta, tikrai pradžiai neverta. Jeigu tu esi jau pažengęs ir turi kažkokį fotoaparatą ir galvoji apie kažkokį jau rimtesnį fotoaparatą, vėl reikėtų pasitarti. Aš manau, kad tikrai, kaip sako, dvi galvos tai yra kur kas geriau nei viena, kai tu gali tikrai pasipasakoti ir suprast, kas tau patinka, kas tau labiau sekas, parodyti savo nuotraukas, parodyti daug ką ir iš to galima spręsti. Visai nesenai žiūrovas, atsiprašau, turbūt neprisiminsiu vardo, gal Regimantas, bet po paskutinių video parašė, klausė apie objektyvą, apie Sigmos objektyvą 70-200 su 2.8 diafragma. Tai yra puikus objektyvai, tai nebūtinai Sigmos, gali būti ir patys firminiai Nikon objektyvai ar Canon objektyvai, bet būtent šitos klasės objektyvai iš tiesų nuostabus. Ir klausimas buvo dar susijęs, man atrodo, kad vestuvėse su jais fotografuoti. Tikrai daug fotografų nešas juos vestuvės fotografuoja. Kai mes einam irgi šventę fotografuoti, pavyzdžiui, mano žmonikė šitą objektyvą ima, jos bene mylimiausias objektyvas. Ir jinai fotografuoja iš toliau, kad galbūt nereiktų būti iš arti, kažkas sako, paparacina. Bet aš aišku, nesu už tai, kad visą laiką reikia iš toliau. Aš žinau iš klientų. Dažnai klientai būna, sako, mums patinka, kai mus fotografuoja, lyg tai paslapčia, žodžiu, eigoje, judesy, dinamikoje, ar ne? Nes, sako, mes nemokam pozuoti ir taip toliau ir panašiai. Yra tiesos, bet niekada nebus taip, kad visa šventė bus fotografuojama tik judesy, dinamiko, eigoje ir panašiai. Šventėse nuotraukos reikalingos ir dokumentinės, ir pastatyminės nuotraukos reikalingos ir be jų niekaip neišvengsi. Tai, kad jeigu jum sako fotografas, kad jo, aš fotografuoju tik tai va taip eigoje, bijau, kad gali būti jis meluoja, nes taip nebūna. Nebūna tokio dalyko, kad tik tai tą darau arba kažką kitą darau. Vis tiek nuotraukų šventė reikalinga įvairių ir visokių. Tad toks objektyvas 70-200 Sigma tikrai verta dėmesio firma, įmonė, kuri gamina gerus objektyvus. Ypač art klasės. Taigi tokį patį objektyvą galima 50-tuką ir Sigmos įsigyti. Nebūtinai firminį ten Nikon ar Canon, tarkim, ar ten kokį Sony. Jie dar, man atrodo, ir pigesni, bet art klasės tie yra verti tikrai dėmesio. Taip kad neskubėt. Svarbiausia yra nepaskubėt, jeigu reikia pasitart. Ir tada tu tikrai neišmesi, kaip sako, neišleisi be reikalo pinigų ir ateity, jeigu reikės, ir jausi, kad tau jau trūksta galimybių, kurias neduoda šitas fotoaparatas, kurį jau tu turi galbūt keletą metų, jau reikia po truputį galvoti apie profesionalesnį galbūt, arba turintį daugiau galimybių, nes tu jau žinai, jau tavo yra kažkas tai išmokta, suprasta per kelis metus, jau tu turi savo galbūt kažkokią kryptį ir jau tu pats pradedi suprast, kad tą kryptį einant reikėtų va štai tokios technikos. Tai labai padeda, Tai va, tikiuosi, kad ir savo pavyzdžiais, ir tokiais patarimais gal kažką atvėsinau, gal kažkam nurodžiau kelią, kad geriau pasitart, susiras specialistą, kuris jums patars
ir neleis įsigyti ne to, kurio jūs norit, o pagal jūsų norus, pagal jūsų žanrą fotografavimo patį tinkamiausią. Taip, kad turėtų padėti. Na ir jeigu nori daugiau išmokti, daugiau sužinoti, galbūt tiesiai iš manęs, iš mano patarimų, tai aš taip pat konsultuoju. Ir aišku, mokytis pas mane galima dviem būdais, tai yra savarankiškai ir individualiai. Savarankiškai net 10 temų video formate, nuorodos yra po šio video, būtinai pažiūrėk. Galima įsigyti 10 temų ir mokytis pačiam. Ten sužinoti daugiau iš video pamokų, suprasti daugiau, išmokti daugiau. Tai patogu labai kelionėse. Svarbiausia, turėk fotoaparatą šalia, klausai ir darai, kas tau sakoma. Patogu tuo, kad tu gali mokytis, būdamas kur nori, kada nori ir kiek nori. Laikas nėra ribojimas. Labai patogu. Taigi, antras mokymosi būdas tai yra individualiai. Mokomės tik tai tu ir aš. Dviesi, viskas, nėra daugiau nieko, kas galėtų mums trukdyti, ir mokomės kartu, visi profesionalūs patarimai tau, tai yra mano visa fotografijos gyvenimas atiduodamas, galima sakyti, tau su visais patarimais, su išgyventais visokiais įvykiais ir istorijom, taip kad šitas mokymosi būdas yra stiprus, tai yra profesionalus, tie patarimai nėra užrašyti jokiuose knygose. Tai štai tokiu būdu mokytis mums kartu visas 6 temas, manau, kad labai naudinga. Vat irgi nuoroda yra po šio video, būtinai pasižiūrėk, jeigu sugalvosi įsigyti, susisiekim, arba tiesiog per svetainę per nuorodą galima įsigyti ir paskui su manim susisiekti. Na ir pabaigai, aišku, nepamirštam vėl primenu, laikai, prenumeruokim, paspauskim skambutį, nepraleiskit tų video. Būtinai parašykim komentarų. Ne mažiau kaip 3-4 žodelius, būsiu labai dėkingas. Pasidalinkim būtinai ir užduokim naujų temų. Tai yra labai svarbu. O ir man būtų paprasčiau, žinočiau, kas jums svarbu, kas jums skauda ir ko jūs norėtumėt ir sužinoti. Taigi, mėlyje, iki sekančio karto. Iki kito video visiems. Iki. Sveiki. Apie mokytoją Vladą galiu palikti tik tais geriausius atsiliepimus, kaip apie savo fotografijos mokytoją, taip pat kaip apie žmogų kupiną įdomių idėjų ir turinti malonų bendravimą. Pačios fotografijos pamokos buvo labai efektyvios, aiškiai ir suprantamai dėstomos. Jeigu kažko nesupratai, tikrai gali paklausti 1, 2 ar net 3 kartus. Netgi būdavo galimybė pasirašyti po pamokų. Labai patiko tas faktas, kad pasibaigus kursui tu kaip mokinys nesi pamirštas ir pats mokytojas pasiteirauja, kaip tau sekasi. Tai tikrai rekomenduoju šios kursus, bus smagus laikas, efektyvus mokymai ir tikrai manau, kad gausit dozę motyvacijos mokytis.